Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi brolis Astijus iš Švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno. Kovo 15 diena, penktadienis, jau artėja savaitgalis, jau visai kitokios nuotaikos, bet šiandieną ryte vis dėlto yra Evangelijos žodis, Evangelija pagal Joną ir toks moto. Jie norėjo Jėzų suimti, bet dar nebuvo atėjusi jo valanda. Bet žinote, aš kažkaip norėčiau su jumis pasidalinti galbūt šiek tiek ir istorinę tokią apžvalgą. Penktadienį mes gavėnios metu einame kryžiaus kelią. Ir noriu jūsų paklausti, ar jūs kada nors gyvenime esate ėję kryžiaus kelią į bažnyčiose? Ir gal ne, tai pabandykit šiandien. Į bet kokią bažnyčią nueikite ir ten yra kryžiaus kelio stacijos. Mes čia, broliai, 6 valandą kiekvieną penktadienį ir šiandien mes eisime kryžiaus kelią vienuolyno patalpose, taigi apmąstydami kryžiaus kelią. Ir va tas kryžiaus kelias turi tam tikrą savo istoriją. Reiškia, truputį iš anksčiau, kai 1187 metais Sal-Alah Adin, mes jį vadinam Saladinu, bet jau tas tikras vardas Sal-Alah Adin, jis jau paėmė Jeruzalę ir praktiškai įtvirtino islamą. Ir atsitiko toks įdomus dalykas, kad lygiai po 30 metų Šventasis Pranciškus Asyžietis, mūsų steigėjas, 1217 metais Egipte susitinka, reiškia, Islamo karalystės, arba šiandien pasakytumėm Islamo valstybės vyriausiai sultoną Melech el-Kamel. Ir būtent sultonas, musulmonas, buvo taip sukrėstas Švento Pranciškaus žodžiais ir jo tikėjimo liudijimu, kad Melech el-Kamel parašė ediktą, parašė dokumentą, suteikiantį privilegiją reiškia, broliui Pranciškui ir visiems jo broliams Islamo karalystėje skelbti savo tikėjimą. Jūs galite įsivaizduoti? Vyksta tie visokie kryžiaus žygiai, karai, aišku, jau prislopę, bet Pranciškus gauna tokią privilegiją. Ir tada pranciškonai plūsta jau į islamo teritorijas, į tą dabartinę Turkiją, Šiaurės Afriką, bet ypatingai į Šventąją Žemę. Ir 1313 metais, matydamas pranciškonų įtaką islamo valstybėje, kur kiti katalikai negalėjo ir ortodoksai negalėjo taip atvirai veikti, jis paskelbė pranciškonų ordiną Šventosios žemės kustodais, reiškia saugotojai Šventąją žemę. Ir tada broliai praktiškai 1300 kažkur tai vidury, 50 metai, jie pradeda tokį pamaldumą iš teismo vietos, kur pilotas nuteisė Jėzų, eiti pro avių vartus, eiti į Golgotą ir į Kristaus kapo šventovę. Reiškia, ir tokį kelią, apmąstyti Kristaus kelią, kryžiaus kelią, ir tuo metu tas kryžiaus kelias vadinasi Via Sacra. Broliai vadino šventu keliu. Paskiau tas kelias įgavo kitą vardą Via Dolorosa, skausmo, sopolių kelias. Ir galiausiai ta pranciškonų tradicija taip vystėsi, kad ir pranciškonai paskiau jau atneša tą kryžiaus kelią, kurie eidavo Jeruzalėje, atneša į Europą. Ir Europoje bando padaryti tas stacijas, tos sustojimus, apmąstymus. Ir buvo žinoma, kad nuo 7 iki 30 kryžiaus kelio stočių buvo. Visada buvo 7, bet įvairios tokios tradicijos. Ir galiausiai 1686 metais popiežius Inocentas XI
susistemina ir leidžia pranciškonų bažnyčiose oficialiai turėti kryžiaus kelio stotis. Paskui buvo toks italas, pranciškonas vienuolis Leonardo de Porto Mauricijo, kuris susistemino ir padarė 14 kryžiaus kelio stočių ir paskui popiežius kažkoks ten, man atrodo, Klemensas ar 12, jis įtvirtina ir duoda leidimą visose katalikų bažnyčiose steigti kryžiaus kelio stotis ir tas stotis turi palaiminti brolis pranciškonas. Matot, kokia įdomi ta tradicija. Ir aš manyčiau, kad įėję į bet kokią katalikų bažnyčią, jūs kiekvienoje bažnyčioje rasite 14 kryžiaus stočių, reiškia taip vadinamų kryžiaus kelio stacijų. Ir aš jūs tikrai kviečiu, bent vat kartą per gavėnę, kad ir, pavyzdžiui, paprastą dieną užeiti, jeigu kažkas, sustojot, užeikite į bažnyčią ir pats vienas apeikite, viskas yra užrašyta bažnyčioje, pirmoji stotis, tarkim, Jėzaus teismas, Jėzus nuteisiamas. Ir per tą 14 stočių aš tikiu, kad jūs netgi atrasite ir save tenai. Galbūt jūs gyvenime buvote nuteistas, neteisingai apkaltintas. Tie 3 parpuolimai po kryžiumi, galbūt ir jūs, ir kiekvienas iš mūsų, ir aš gyvenime esam parpuolę, ar tai koks nors įvykis atsitikęs, ar mūsų klaidos, mūsų nuodėmės. Galbūt, kai sako, Kristų apspjaudo, Kristų išvelka iš rūbų, galbūt mūsų garbė apiplėšta, daugelį dalykų. Kviečiu šiandien, penktadienį, pabandyti, sustoti ir įeiti į bažnyčią ir arba su bendruomenė, arba pats vienas, pati viena, apeiti tą kryžiaus kelią, tą via dolorosa, tą via sacra. Būkite palaiminti. Eidami kryžiaus kelią jūs pamatysite, kad tose išgyvenimuose jūs esate ne vienas. Jūs lydi kelyje Kristus, kuris pats eina tą kryžiaus kelią kartu su mumis. Palaiminto penktadienio ir gražaus jums savaitgalio. Brolis Astijus iš Švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno. Gavėnios kelionė.